Badauskai toliau linksminasi. Šaldytuvo variklis visiškai nedirba. Pridėjau prie visų. Visa valanda praktiškai, 55 minutės. Šaldytuvą Badauskai visiškai sustabdė ir žiūrim vėl toliau rodo vartojimą. Toliau rodo vartojimą, įrenginys fiksuoja. Įtampa didelė. Išjungus elektrą ir vėl įjungus, matom vis tiek vyksta vartojimas. Badauskai vagia šitokiu būdu elektrą, išjungia mūsų buitinę įrangą, tai yra vienintelis šaldytuvas ir akvariumas įjungtas. Internetu neturim, Badauskai užblokavo jau 2 savaitės. Naudojasi taip pat Baltikum internetu. Ir šitokia įtampa. Sukama elektra atgal. Vyksta vartojimas. 7 valanda ryto. Lygiai valandą laiko Badauskai neleidžia visiškai šaldytuvui dirbti. Pasižiūrėkim, šaldytuvo variklis nedirba, bet mes vis tiek įrenginys fiksuoja 474 vatai, 470 ir skaičiukas sukasi atgal. Ir fiksuojamas visas amperas. Laidu, kurio visiškai nieko nėra pajungta, fiksuojami naudojimai. Fiksuojami vartojimai ten, kur visiškai negali būti net. Nulinis laidas fiksuoja 0,2. Įrenginiai klaidinami, vyksta atvira vagystė, elektros skaičiukas sukasi atgal. Badauskai net nebeslepia savo vagystės elektros, nes susimokėjo, tai yra 100%, kad Badauskai moka duoklę už tai, kad galėtų vogti, nes eso visiškai nereaguoja, nors yra straipsniai, kaip jie pagauna su kriptovaliuta, su bitkoinu pasijungusius įrenginius, tačiau kažkodėl Badauskų nepagauna ir nenustato, kur yra pasijungę Badauskai laidus. Laida eina prieš skaičių, kad tiek Baranausko gatvėje 12 metų, tiek įvedus naujai elektros laidą buvo pagautas Badauskas Siurblinės teritorijoje. Ir eso labai gerai žino, kokie laidai yra sukeisti. Vagystė vyksta toliau. Katilas visiškai nedirba. Jokie boileriai visiškai nėra pajungti. Vartojimas yra didžiulis. Gyvenam su prailgintuvais. 7 valanda. Šaldytuvas nedirba. Ir šiuo metu rodo, kad išsijungi. Badauskai jau įrenginį mato, kad aš filmuoju, įrenginį atjungi. Įtampa vis tiek didžiulė. Šaldytuvas nedirba toliau. Kaip girdis, jokio garso nėra, šaldytuvas valandą laiko visiškai yra sustabdytas ir jis nedirba.